Gintas, šio muziejaus vadovas, įkūrėjas, tuo pačiu stogdengystės tradicinio amatų meistras, turintis 3 tautinio paveldo produkto sertifikatus, tai būtų skiedrus arba baksnos, šaukštai ir samčiai ir uoksiniai keltai B kategorijoje. Taipogi šiais metais yra sertifikuota ir neformaliojo mokymo programa. Tai irgi ta pati skiedrinė stogdengystė. Ir be abejo, pats esu įkūręs ir to pačiu pavadinimu asociacija, tai yra asociacija Čekausko etnografijos muziejus. Skiedriniai stogai Lietuvoje vis tik tai buvo jau nuo XIX amžiaus viduriukų. Tad aš manau, kad šios šalys galėtų ir siekti būtent nuo XIX amžiaus viduriuko iki XX amžiaus pradžios. Be abejo, skiedrus yra gaminamos tik tai iš šlapios arba iš drėgnos medienos. Ir anksčiau, pasak liudininkų, pasak stogdengių, buvo gaminama iš tai, kas buvo gyvenamoje aplinkoje. Šiais laikais be abejo skiedrus gaminamos tik tai iš eglės ir iš drebulės. Tai yra labiausiai atspari mediena atmosferos poveikiui ir kaip ir ilgaamžiškiausia ant stogų. Radau ir nuotrauką, kur senelis ant stogų užsilipęs ir dengia skiedrų stogą. Tai irgi iš tikrųjų ir tas dar labiau įkvėpė. Ir be abejo norėjusi, kad atmintį saugoti. Senelių, tėvelių palikimą, atmintį jų. Iš tikrųjų visą laiką žavėjausi senaisiais amatais. Važinėdavau irgi į renginius, kadangi savo muziejinę veiklą esu pradėjęs nuo 2010 metų. Labiau domėtis tais senaisiais amatais buvo pradėta nuo 2005 metų. Metas yra tuo pačiu ir darbas. Taigi metas žmogų lydėjo nuo iki, nuo gimimo, nuo lopšio ir iki išėjimo negrįžti. Tai ko gero man tai yra lengviausiai pasiduodanti kaip ir medžiaga. Su kuria galima žaisti, galima obliuoti, galima drožti, galima pjauti. Tuo pačiu metais ir mūsų kaip ir namus saugo nuo lietaus daug. Šie metai patenka, kartais savo pagalvoju viskas arba nieko. Kadangi gavau iš tikrųjų tokią nuostabią kalėdinę dovaną, kai paskambino iš Lietuvos kultūros tarybos, kai pranešė, kad iš tikrųjų skiedrinė stogdengystė įrašyta į Lietuvos nematerialų kultūros paveldą, tai ten irgi buvo vienas iš tų Po to be abejo tų renginukų, tai nuo iki, nes paskutinis sugrįžau iš Aukštadvario. O iš tikrųjų tų renginių tai įvairiausio lygmens ir įvairiausių žinomumo, nuo paprasčiausių, elementariausių miestų, miestelių, švenčių, festivalių, kur pristačiau ir skiedrinę stogdengystę ir tuo pačiu ir šaukščiaus amatą, ir iki tokių trupučiuką rimtesnių, tai yra medininkų senųjų amatų šventė, be abejo mūsų lekėčių mėlynių festivalis, kaip be jo. Tai čia iš tikrųjų daug.